Toliau pasakoju istoriją apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės Davatkos Vidos draugystę. Dabar Nycietis Tukas jau ir toliau klusniai vykdė visus tuos naujosios pažįstamos Davatkos Vidos Pribeldaitės duotus jam patarimus dėl siekimo vyrukui pajusti dvasinį palengvėjimą po visų tų rūpesčių. Bet kartu šalia to šis Nycietis ir toliau vis dar telefonu bendravo su pačia Vida. Šįsyk Tukas net ir nuvyko tiesiai į Kupiškio miestą, kad su pačia Vida gyvai susitiktų. Dabar Vida kalba tik tai taip, kad Tuko buvusi žmona Ingrida yra niekam tikusi moteris, nes jo visai nevertino ir nemylėjo, ir kad Tukas yra vertas žymiai geresnės moters. Tad ir privalo jis tokią rasti. O Vida paruoš tam Tuką, kad vėl jis galėtų dvasiškai gerai jaustis. Bevaikštant Kupiškio gatvėmis Tukas tuo pačiu dar ir uždavė Davatkai merginai vieną klausimą, kuris jau seniai buvo kirbėjęs galvoje, kodėl Vida visur visada, net ir karštomis dienomis, mūvi ilgas kelnes, o ne kokį sijoną ar suknelę, kaip kad kitos aplinkinės moterys ir vis slepia savo pačios nuogas kojas. Šitai Tukas jau seniai pastebėjo. O iš Vidos jis tuoj sulaukė atsakymo į tai, kuris buvo švelniai tariant gan keistokas. Jei mat atseit nepatinka ir erzina tai, kai vyrai gatvėse vis pokso į jos pačios nuogas kojas, tad todėl jį mūvi kelnes ir kojas slepia, nes nenori taip gundyti ir vilioti vyrų, mat gerai žino, kad taip elgtis jai būtų nuodėmė, o nenori jį jos daryti, nes pačios pareiga yra tik tarnauti Dievui. O Tukui vėl myslė, jeigu Vida šitaip daro, tai gal tada ji ir nėra ta tikroji pasaulietė. 2011 m. rugpjūčio 24 diena. Pokalbis Kupiškio gatvėje tarp dvasinio gydymo ir paslapčių. Rugpjūčio pabaigos saulė kaitino Kupiškio grindinį. Tukas šiek tiek nedrąsiai žingsniuodama šalia Vidos, jautėsi keistai, provincijos ramybė kontrastavo su jo vidiniu nerimu. Vida kaip visada žingsniavo pasitempusi, rimtu, beveik pamokslaujančiu veidu. Vida griežtų, bet ramiu balsu, sakau tau, Tukai, tu turi galutinai paleisti tą Kėžių kaimo gyventoją ir buvusią žmoną Ingridą iš savo dvasios. Ji buvo niekam tikusi moteris. Visai tavęs nevertino, nemylėjo, tik siurbė tavo energiją. Ir ką ten sakei, dar lyg ir buvo degraduot pradėjusi visai. Tu nusipelnei žymiai geresnės, tikros moters, kuri suprastų tavo sielos gylį. Tukas atsidūsta, žiūrėdamas į savo batus, na nežinau, Vida. Tik vos 2 metai buvo kartu pragyventa tuose Kėžiuose. Sunku dabar taip imti ir patikėti, kad esu kažko vertas. Vida sustoja ir įkyriai pažiūri Tukui į akis. Ji vėl apsirengusi taip pat uždarai bei kukliai kaip ir aną kartą, ant kairio peties užsimetusi savo rankinuko dirželį, o dešinėje rankose tvirtai suspaudusi nešasi su savimi Biblijos knygą. Štai todėl aš ir esu čia. Aš tave paruošiu. Apvalysiu tavo mintis nuo tų praeities šiukšlių, kad vėl galėtum dvasiškai gerai jaustis ir atsiverti naujai, dorai meiliai. Tik klausyk mano patarimų ir nesuk iš kelio. Jie vėl pradeda eiti. Tukas kurį laiką tyli, tačiau spiginanti vasaros kaitra priverčia jį atkreipti dėmesį į tai, kas jau seniai nedavė ramybės. Aplinkui beveik visos merginos ir moterys vaikščiojo su lengvomis suknelėmis, o Vida, nepaisydama karščio, buvo apsitempusi tomis pačiomis savo ilgomis, tamsiomis kelnėmis. Tukas, sukaupęs drąsą pusbalsiu Vida, aš norėjau tavęs šio to paklausti. Tai man jau seniai kirba galvoje. Vida, pakelia antakius, klausk, Tukai. Tarp dvasinių draugų neturi būti paslapčių. Tukas, žiūrėk, šiandien vėl tokia kaitra, visos moterys mieste su sijonais, suknelėmis. O tu visada, kiek tave pamenu, net ir pačią karščiausią dieną mūvi tik ilgas kelnes. Kodėl tu visada taip slepi savo nuogas kojas? Matai, net ir aš pats esu šiandien vėl su apytrumpiais šortais. Vida akimirkai sustingsta. Jos veidas tampa dar rimtesnis, o balse pasigirsta fanatiškas griežtumas. Vida, giliai įkvepia, Tukai. Tu dar toks pasaulietiškas ir nesupranti šio sugadinto pasaulio pavojų. Man tiesiog šlykštu ir nepatinka, kai vyrai gatvėse vis pokso į mano nuogas kojas. Nužiūrinėja apvalumus ir seilėjasi. Šitokie žvilgsniai yra nuodėmė.
Aš mūviu kelnes ir slepiu kūną tam, kad neviliočiau ir negundyčiau vyrų. Jei aš juos gundyčiau savo kūnu, kaip tos aplinkinės nuodėmingosios savo pavyzdį rodo čia visur, pati daryčiau sunkią nuodėmę prieš aukščiausiąjį. O aš jos daryti nenoriu. Mano vienintelė ir tikroji pareiga šiame gyvenime – tarnauti Dievui. Tukas sutrinka. Tokio atsakymo nelabai buvo tikėjęsis sulaukti. Jis linkteli galva, parodydamas, kad suprato, bet viduje jį užlieja dar didesnė abejonių banga. Jie eina toliau, o Tukas mintyse pradeda analizuoti jo žodžius. Tuko vidinis monologas prasideda. Mįslė po pokalbio, palauk, galvoja Tukas, vogčiomis žvelgdamas į šalia einančią Vidą. Jeigu ji taip masto, jei visas jos gyvenimas sukasi tik apie nuodėmės baimę ir tarnystę Dievui. Kas ji tada iš tikrųjų yra? Ar ji tikrai paprasta miesto mergina, pasaulietė, kokia dedasi? O gal po šia išore slepiasi kažkas daug gilesnio, keistesnio? Galbūt ji išvis nepriklauso šiam pasauliui, o aš tapau kažkokio dvasinio eksperimento dalimi. Šis atsakymas Tukui neatnešė ramybę, o dar labiau viską supainiojo. Vida jam tapo tikra, neįmenama mįsle.